Senai buvau, pas tėvų likiemį. Senai buvau, pas tėvų likiemį. Jau užaugo tie kelaliai, silkais akmeneliai. Jau užaugo tie kelaliai, pilkais akmeneliais. Aš tuos pilkus akmenėlius rankelėm prarėsiu. Aš tuos pilkus akmenėlius rankelėm prarėsiu. O burliokai juos suskaldė, reiškia, į bačkas. O taip ir užsibaigė tie šventi ąžuolai. Va, bet tada prasidėjo jau tas mūsų etapas. Galiu sakyti, kad mes praktiškai tiesiog tęsiam tą tradiciją. Tai, kad čia degė ugnis, kad čia buvo šventa vieta, tie žmonės žino, pasako. Reiškia, mes tiesiog betarpiškai perimame tą tradiciją. Ir jinai tęsiasi. Ne tik netęsiasi, bet ir plinta. Ta ugnelė visur plinta. Gėlytės jau pradėdavo žaliuoti per tą jorę, kada mes čia atvykdavome. Bet paskui mes, žinot, dabar šventyklas tai turi savo. Mes, sakykime, turime ten prie Švenčionių savo šventyklą, jau kūrėme, veikia jinai. Kiti mūsų bendraminčiai visur Lietuvoje, visur dabar girdėsi, kad visur stato aukurus, mūrija aukurus, stato šventyklas. Taip pat vyksta viskas nuostabiai vyksta. Čia mes. Gamtos fakulteto Gabijos, mes čia trys esame. Mūsų tarpe buvo ir Ida. Ida, kuri labai mylėjo Lietuvą, kuri labai mylėjo tos kalnelius, kuri labai gerbė papročius. Ji buvo tikra linksmuolė, ji šoko, dainavo, ėjo, keliavo į Lietuvą visą savo jaunystę, visų savo gražių atsidavimų. Ir niekada nepamiršiu, kaip jinai žygeivių sąskrydžiuose, aukšta, garbane, atsiprašiais laukais, energingai, kaip sako, dalyvavo toj tautiniai, patriotiniai visoje veikloje. Ir Idos paskutinis kelias nuėjo, kai tik pro čia, pro tą kalną, jinai išėjo. Gabija ugnelė, globok mūsų dukrą, mūsų romuvietę, mūsų sesę Idą. Dar noriu vieną epizodą irgi iš Vėlinių, iš Ilgių. Buvo šaltas laikas ir čia buvo tos apeigas darėm ir daugelis nutarė čia pernakvoti. Čia buvo toksai, anuoj pusėje Dūkstos buvo toks kažkoks tai pastatas ūkininkas, tvartas, kas ten buvo. Tai su draugu sakau, einam tenai į Permėgus. Įžengėme į tą kažkokį, tai nežinau, luoną, kas ten buvo. Įžengėme, visur prigulę. Žemės pilna gulinčių, jau jie miega. Ir naktis buvo. Žiūrim, virš mūsų yra kažkokie tai perdengimai ir ant jų ten sienos sukrauta. Ai, sakom, lipome ant tų šiaudų ir ten permiegosime. Aišku, ten buvom šlapi, po visos, žinai, tokios Vėlinių šlapios, šlapio vakaro. Atsigulėm tenai, šiaip taip vargais negalais, ten kažkokie tai šiaudų pėdai buvo, kas ten mes ten šiek tiek taisimės, kol pagaliau tie pėdai prasiskyrė ir mes nulėkėme žemyn, ant tų miegančių. Aišku, ten prikėlėm visus tos miegančius ir mes su to draugu sakom, nu ką mes darysim, čia vietos nėra kur. Ai, sako, eidame Vilnių. Ir nužygiavome Vilnių iš čia. Atstumas geras, per naktį varėm. Tai dažnai būdavo pareiti iš Kernavės rasos šventės. Taigi mūsų tūkstančiai buvo Kernavės rasos šventė. O kaip grįžti į Vilnių? Esame pėsčiom, saulės tekančių sulaukė, pamiegė ir eilė, autobusų nebuvo, tai dabar lengvų irgi
nebuvo. Tavo karalį rūgučiai, per antrą žalią giružį, čiulba girios paukštelė, ramina mano širdelę. Čiulba girios paukštelė, ramina mano širdelę. Alėja nuraminsit mano širdelę. Senai buvau, pas motų laikėmi. Senai buvau, pas motų laikė. Jau užaugo tie kelaliai, balta